Praeis 15 minučių, katilo temperatūra visiškai nepakilo. Katilas rodome 56 buvo, 46, daugiau nei 100 amperų. Vatų tai yra. Gamintojas aiškiai yra nurodęs, kad katilas paima 63 vatus, tai yra 2 kartus tiek katilas šiuo metu ima elektros energijos. Temperatūra katilo nekyla. Badauskai užblokavo katilo temperatūros pašilimą iki 45 laipsnių. Per visą naktį katilo temperatūra nepakilo ir per visą naktį nesušilo vanduo. Tai yra para laiko, nesušyla nei vanduo, nei namai. Centraliniai vos šilti. Badauskai parodo, kad yra kibernetiniai profesionalūs vagys, turi įrangą, kuri suranda ir nuskaito ir valdo visą įrenginių mikroschemas. Jie gali sustabdyti, valdyti, atjungti, įvesti klaidą. Šitokia įranga, kibernetinis saugumas, valstybinio kibernetinio saugumo darbuotojas pasakė, šitokia įranga gali turėti tik STT. Ir jų žiniomis yra tik keletas vienetų Lietuvoje. Kokiu būdu pas Badauskus pakliuvo šitoks įrenginys ir kaip Ališausko pavardė susijusi su Badauskais, man dar teks išsiaiškinti, nes Badauskai pradėjo labai reklamuoti būtent šią pavardę. Ir kaip STT saugumo vyriausiasis darbuotojas yra susijęs. Ališausko taip pat pavardė yra ESO generalinio direktoriaus. Tai yra giminaičiai. Bent jau iš pavardžių sprendžiant. STT buvo atsiuntę, kad Ališauskas yra atleistas iš darbo ir buvo dokumentas atleidimo, tai išėjimo, yra sodros išrašai, STT išrašas. Kokiu tikslu jie man tą dokumentą atsiuntė, nežinau, bet kad tai susijęs su Badauskais, tai yra akivaizdu.